Na ir kągi, susėdam visi mašinas ir važiuojam savo kelią. O ne šiaip į kelią, o mes važiuojam į mašinų būlių kautynes. Tai tuoj mes ir parodysim, kaip tai atrodo. Na ir mes privažiavom prie vietos, matome pilną mašinus, olandiškus numeriais, jeigu ką pastebėt, pilną olandiškų numerių, tai mes randamės Olandijai. Ir, kai sakoma, jau žingsniam mes jau link kasos, susimokėti už bilietus. Tai pala, ten buvo dar prikolų, bet aš iškarpiau, nenorėjau kai kurias vietas dėti, ar žinai. Na, mes jau prie kasos, to susimokam už bilietus ir galėsim žingsniuoti toliau. Čia mums išdalina apyrankės, kad nepasimestume, tai yra, jeigu mes galėsim jeigu mes norėsim išeiti iš šios vietos, galėsim bet kada sugrįžti tą pačią dieną. Kokia proga? Tiesiog, kad man nereikėtų tokį nešioti. Aišku, pas juos čia jau kiekvienais metais tas vyksta jau, pagal tą jų tradiciją, bet tas man ir patinka, kad čia Olandijai tokie dalykai vyksta, bet jau matosi ir Lietuvoje po biškį jau gaunasi viskas. Tai įsitraukiau kamerą savo ir dabar jūs galėsit pamatyti, kaip tai atrodo iš šios kameros vaizdas ir kokia jau kokybė pamatysit tarp kitko. Na, va, jau matom mašinas jau įsibėgėjusias, jau čia jau varo jau belė kaip. Ir vėl jisai to laimės, jisai vėl laimės. Na, aišku, kai matom, čia traktoriukas važiuoja irgi, jisai vežioja maistą, kas alkoholį, kas maistą, čipsų, gėrimų, kad nebūtume visi alkani. Tarp kitko, čia galime ir maistą nusipirkti, ne tik už pinigus, o tiesiog už žetonus. Čia nusiperki žetoną ir tu už to žetonus gali pirkti maistą. Tai kaip matom, čia pilna yra žemė priversta šonuose, kad aišku, kad mašinas į žmonės neįvažiuotų, o aš pažiūrėjau toks vaizdas, nuostabu tiesiog. Neįmanoma praleisti tokio vaizdo. Taigi jisai galingą variklį turi gal? Bet lengviau apsiverčia. Žmonės turi mažiau galingą variklį, bet jie taip vėlgi neapsiverčia. Šitas galingą variklį, bet ne tokį, bet labai lengvai apsiverčia. Bet jisai irgi gana lakiai, nes jisai neužstrigo tą. Na, atsigavo. Pirmą raundą mašinas Tai tegu varo ant trampliną su kamera, girdi. Su kamera varyk ant trampliną. Nesulaužysiu, tik žiūrėk, kad neatsiklijuotų nuo magneto. Į nosį? Šitam dalykui nereikia turėti teisių.
Tam dalykui nereikia turėti teisų išlaiko. Nulūžo, gal Uj! Na ir dar ką, aš palieku jumis su savo sukurtu klipuku ir sėkmės, mėgaukitės, nenubadžiaukite. Na ir pasibaigus klipui, parodysiu jums, kaip jų servisas atrodo ir pamatysit, kiek daug stovi mašinų, apdaužytų, neapdaužytų, sugedusių. Ir tiesiog čia yra jų bendras didelis servisas. Visi ūkininkai su visa bendruomenė suėję taiso ir taiso. Aišku, jie su traktoriu tempia, gaila neužfiksavau to momento, kai jie su traktoriais tempia mašinas ir tiesiog didelis būrys eina ir taiso žmonės sugedusias mašinas. Na ir ką, šiandien su video tiek ir ačiū, kad buvote ir nepamirštam spausti subscribe-intuką, jeigu norit pamatyti mano daugiausiai įkeltus kelionių įspūdžius. Ir susimatysime kitame video.
biški.